mes turime liautis kalbėję apie vaikus, jiems girdint taip, tarsi jų net nebūtų šitame kambaryje. Daugybė pasakojimų iš tėvų, kai pasiimant vaiką iš darželio, iš mokyklos, dviems mamoms susitikus kalbantis, kai vaikas stovi šalia, vaikas yra tiesiog aptarinėjamas jo elgesys, įpročiai, mokslai ir dėja ne iš pačios geriausios pusės. Jeigu jūs susidurėte su tokia situacija, tarkim, pasimdami vaiką iš ugdymo įstaigos, kur kiekvieną kartą jūs gaunate komentarų apie tai, ką blogo padarė vaikas, būtinai nubrėžkite ribą, paprašykite. Norėčiau apie vaiko elgesį kalbėtis privačiai, nes vaikai juk viską girdi. Įsivaizduokite, jeigu mums pabaigus dienos darbą visą laiką kažkas pakomentuotų: oi, Dovilė, sunkiai tau šiandien sekėsi, visiškai nesusilaikiai, prikalbėjai nesąmonį ir dar kažkur kažką pamelavai. Ar aš tikrai norėčiau keliauti į darbą kitą dieną? Tikriausiai ne. O kaip mano savivertė? Tikriausiai ne kažką. Taigi, kviečiu jūs visus prisidėti ir pakeisti šitą įsisenėjusį įprotį.